Labutis, visi, žinokite, grįžta su savo video po ilgo laiko ir sugalvojom susime labai gerą ir gražų, man atrodo, dalyką. Taip, kadangi jaučiamas kalėdinės nuotaikos, va ir sniego kiek daug ir lemputis ir kalėdos po 3 savaičių. Tai vat, Sisi, žinokite, pasižada savo klausytojams, kad iki 3 savaičių, po 3 savaičių, tai yra iki kalėdų padarys 3 gerus darbus, nes vis tiek kalėdos, gerumo metas ir taip toliau ir panašiai. Tai šiandien startuosim su pirmu. Taip, šiandien sugalvojom, kad reikia kažkaip jau senai su Silva visą laiką kalbėdam, kad stovi žmonės, o dabar kai žiemą, ypač šalta, stovėt stotelį ir autobusas neatvažiuoja, tai kodėlgi nenuvažiavus mums ir nepasiūlius, sėskit į mašiną, parvešim namo, tai pažiūrėsim, pasitikė ir nepasitikė. O ypatingai prisiminus tuos laikus, kai pačios važinėdavom su trūlikais, autobusais, stovi, šalta, laukia, tie, kurie su mašinom važiuoja pavydi, tai mes padarysim pirmą savo gerą darbą ir bandysim kažką tai parvežti namo iš stotelės. Tai viskas, varom į stotelę. Bandau. Bet galim pavežti. Akciją darom. O kur važiuojat? Koks skirtumas? Nu, koks skirtumas? Nenorit? Troleibusų geriau važiuoti? Nu ką? Niekas nenori su manim važiuoti. Žiūrėkit, kokie abejingi. Labą dieną, mes darom gerumo akciją ir vieną žmogų parvežam namo. Arba 2. Ateik čia. O kur važiuosit? Į Pilaitę. Į Pilaitę? Okay. Va, žiūrėk, patikėjo galų gale kažkas. Taip, mes tik įkardinėti vargtum, darom gerą darbą iki kalėdų. Ir pasižadėjom vieną žmogų parvežti namo. Nu va, 2 gausi. 2 gubras. Nebaisus esas, nepažįstama žmonės. Baisu, bet panelės kaip jie čia, tai gal... O koks jūsų vardas? Mano Marija. O tavo? Urtė. O lialio. Ulala, o kur buvot, ką veikėt? Akropolių buvom apsipirkę. O tai Ir kaip čia? Ką nusipirkot? Nu, ką pirkot? Bliuską kokią gražią. Parodyk bliuską. Kalėdinės dovanas pirkot? Ieštojom, bet nieko neradom. Nieko, daug žmonių? Labai keista. Pilaitė, paskutinė maršruto stotelė. Tai ką, panas, gerų kalėdų, padarykit gerų darbų. Ačiū jūs. Visada, nesėskit visada, kai siūlo pavežti. Jo, nesėskit, iš tikrųjų. Ate. Tai ką, klausytojai, pirmas geras darbas įvykdytas, šiaip ne taip parvežėm 2 panas į Pilaitę ir aptarėm. Ne, aš galvoju, kad labai gerai padarėm, kad varėm į tokią normalią stotelę, kur pasirinkimas žmonių didelis ir didesnis šansas. Tai reikia nebe prie vieno žmogaus prikipti, nes vienas, kai stovi šis, nepatogina, ne? Tai tik tais panelės norim pasakyti, kad rimtai nesėskite, bet kurią tam pasiūliusią pavežti mašiną tamsų, kai bus už lango vidury nakties, kai kokie 5 bičiai mašinai sustos, nes pavojinga. Ne? Mes tai nieko. Mes tai nieko. Viskas, su kalėdom, po 3 savaičių kalėdos, o antras darbas labai greitai. Antras geras darbas. Iki. Viskas? Viskas.